21 tašką surinko, 25 naudingumo balai. Čia ties klaidos riba, bet pirmą metimą atlieka Lietkabelis ir čia Jogaila. Jogaila, sudėtingas jo bandymas, kamuolys krepšyje ir Nenadas Čanakas pirmoji vandens pertraukėlė, rezultatui esant 12-0. Įdomu, kokią mažą rotaciją. O ten visiškai niekas nematė Danusevičiaus, bet perdavimas toks prastas, kad Blaževičius sugebėjo grįžti ir paimti tiesiog kaip iš vaiko saldainį, o čia Kulboka. Žemaitis. Tarmanas į baudos aikštelę ir kaip įsuka kamuolį į krepšį. Šiandieną Vilkai iš 12 pataikė. Žemaitis. Dešinę pusę geras perdavimas Blaževičiui ir Marekas tokias progas išnaudoja beveik be klaidų. Apčiuopiamo apdovanojimo komanda dažniausiai subyranti būtent tais lemiamais momentais. Bent jau tą matėme, čia tik 2 sekundės. Tarmanas iš labai toli. Labai taikliai ir Lavrinovičius dar pažeidžia taisyklės. 3 taškai ir pražanga. Tarmanas vienas iš tokių absoliučiai sunkiausiai paaiškinamų įdomiausių žaidėjų. Niekad nenuspėsi. Niekad nenuspėsi ir nežinau, wow, žaidėjas tokį besileidžiantį Gagičių, šis elegantiškai numeta varnų ir stebime Lietkabelio žaidimas, vienas gražesnių šį sezoną. Šarūnas Tarmanas, prieš tai 3, dabar 2 taškai. Dėjimas iš viršaus. Pripratęs buvo žaisti su juo ir Andriusu gynėjų linijoje. Čia 2 taškai ir pražanga Grantui Vasiliauskui šį kartą jau. Pasižiūrėkime kartojimą. Ir čia stebime Lietkabelį. Įdomu iš tikrųjų, nes visi žaidėjai, žiūrovai mato Kubę pakartojimus arenos ekrane ir čia po to pakartojimo visi